Kalbant apie pacientus netekusius vieno ar didžiosios dalies dantų, dažniausiai kalbame apie garbaus amžiaus pacientus, kuriems, jeigu buvo taikytinas protezavimas, tai kaip standartas šiai dienai turėtų būti šimami dantų protezai, kurie gyvenime turi iš esmės labai daug komplikacijų ir nepatogumų, tokių kaip maisto strigimas, maisto nesukramtimas, žaizdų susiformavimas dėl stringančio maisto ir panašios komplikacijos. Tokie protezai be abejonės dėl tam tikrų anatominių žandikaulio formų dažnais atvejais net ir nesilaiko, todėl savo funkcijos pilnai jie atlikti negali. Jeigu norėtumėm atstatyti kramtymo funkciją pilnavertiškai, privalome kalbėti apie dantų atstatymą, dantų protezavimą su dantų implantais. Pirmiausiai yra konsultacijos ar ištyrimo etapas, kurio metu pacientui yra įvertinama burnos ertmė. Lygiagrečiai žiūrime ir radiologinius, rentgenologinius tyrimus. Chirurginis etapas seka po konsultacijos, po gydymo plano sudarimo, tai iš esmės yra implantų sriegimas. Kalbant apie protezavimą, jisai jau prasideda chirurginio etapo metu, kurio metu turime galimybę iš karto įsriegus dantų implantus fiksuoti išimamus dantis. Jeigu su pacientu sutarėme, kad po chirurginio etapo tą pačią ar artimiausių dienų metu jam yra būtini laikini dantys, po chirurginio etapo turime galimybę iš karto prifiksuoti ant dantų implantų laikinus dantis, kurie tarnaus pacientui iki kol implantai pilnumoje prigis, o po to mes juos keisime į pastovius. Tolimesnis protezavimo etapas - pastovus protezavimas. Pastovaus protezavimo etapo metu vertinamas implantų prigijimas, aplinkinių audinių kokybė ir jeigu mus tenkina esama situacija, pradedame protezavimą. Iš esmės, gydymas, protezavimas ar burnos reabilitavimas dantų implantais susideda iš 3 etapų, tai yra konsultacijos, chirurginio etapo ir protezavimo. Tad siūlau nebijoti, išdrįsti, užsirašyti, pasikonsultuoti ir atsisveikinti su savo išimamais dantų protezais ir pradėti naują kokybišką gyvenimą su nefiksuotais neišimamais dantimis.